Sveiki, šiandien mes eisim į džimą, bet mes dar nežinom, ką daryti. Tiksliau, ne mane sako. Taip. Bet aš ir pati nežinau. Ką, to prasme? Palauk, ateik biškį čia arčiau. Ne. Mes turim tokį ratuką. Ir dažniausiai diena, tipo kažkokia, ką daryti džime, būna iš dviejų dalykų. Tai ten, pavyzdžiui, chest and triceps, back and biceps. Šiandien mes pasirinksim random 2. Ir mes turėsim... Bus kokie apsai ir kelpsai. Čia galimai bus keiščiausias splitas ever. Gerai, pasiruošus. Vieną aš paspausiu, kitą tu. Aš meldžiuos kaip kojas. Yes! Aš šiandien taip norėjau kojas daryti. Jos, okei, hamstringai. Reiškia, ar dėlus jau turim, reiškia, jau bei bielas auga. Gerai. Ir antras, spausk. Prašau, ne kardio. Eikt! O ne, o ne. Kardio. Idėjai čia. Nes žmonės daro abs and cardio. Hamstrings ir kardio, kas čia? O galim trečią dar? Davai. Aš baisiai nenoriu kardio. Prašau, bekas. Tipo, ką šiandien darai? Bekas. Galą. Ai, bet šiaip normaliai. Ne. Back. Back. Ką? Aš tau sakau, šiandien darom galą. Ką mes darysim bekui, hamstringams ir kardio? Planting. Bomb has been planted. Hi, Papilo, man. Aš nežinau, ar aš gerai girdžiuosi, bet aš dabar būsiu taip trumpam prisisegus, nes dabar warm-upinsime upper body. Kažkaip ir angle. Oh, fuck. Aš supratau, kad aš visiškai, tipo, praignoravau mūsų outfitus. Aš manau, kad mes turim parodyti outfitus. Nu, alio, dirbam. Gerai. Saranas. Mes šiaip žiauriai keistas angle. O kas blogai? Aš pamiršau savo gertuvę pasiimti, tai aš šiandien visą workoutą gersiu iš kranelio. Jie, aišku, galėtų gerti iš mano gertuvės, tačiau jį kažkokia pasidarė gym-phobic ir... Džimo gertuvės yra nasty, tipo, man net mano džimo gertuvė šlykštų lykelę, kai aš pauostau. Šiaip jo, mano... Iš kitų aš dar labiau. Žiauriai kažkokie purvino, aš jas nežinau, kiek laiko neplovau. Ten tikriausiai kaupiasi bakterijos ir tas bakterijos tiesiog auga mano viduje. Nu, bet ką padarysi? Šiais laikais viskas yra pavojinga. Ir aš biški pasidedu maiką ir dabar jau bus rimtas biški warm-upas. O šiaip, kokios yra mūsų teorijos, kada plius minus pradės žmonės rinktis? Aš sakyčiau, kad žmonės pradės rinktis maždaug apie 4 ryto. Palauk. O manai, tokių laikų negali būti? Aš ką tik supratau, kad mes visiškai pamiršom paminėti, kad dabar yra 2 valanda nakties ir mes esam vienas džime. Kodėl tu taip toli nuo manęs, jie manęs negirdėlio? Jo, mes esame vienas šiuo metu džime, aš jaučiuosi, lyg tai yra privatus džimas. Ir aš labai tikiuosi, kad mes pabaigsim savo workoutą iki 4, kada jau realiai pradės tipo rinktis tie baisiai motyvuoti žmonės, kurie, na, iš tikrųjų čia ateina dirbti. Ne, mes irgi ateinam dirbti, bet tiesiog šį kartą mes naktį, dėl to tai nebus labai produktyvus workoutas. Palauk. Kai būsi pasiruošus? Gerai. Imk maiką. Einam dabar warm-upinti kojas į grupinių treniruočių salę. Kam čia peršiesi? Jis šiaip mėgsta su kitom moterim flirtuoti, aš nežinau, kodėl man kažką sako. Aš flirtuoju su moterim, nes aš bijau su vyrais flirtuoti.
visai užgurkšnočiau vandenuko. Oi, bet lauk. Aš gru. Tu mano minionsas. Tu gru? Jo, juodas visas. Kai sėdžiu vienas, aš ir būna man liūdna. Vartau vaikystėje skaitytas knygas. 10 metų gyvena ten liūtas, bet tikrai žinau, kad jis niekam neįkas. Įsimylėjęs mano liūtas bežionė, negali niekaip nusigręžti nuo jos. Bet ypač senas vyrukas. Aš jums Vidury nakties garantuoju, einančias. kad jis tikrai Bolte dirba. Ir bučias negauna dabar užsakymų, nes visi atostogų progą išskraidė, Tuo išbėgs. išvažiavo. O, Andriuką reikia vežti į Ukmergės gatvę. Gaus atsakymą ir užsakymą. Ir iš karto lėks iš čia. Nes ką žmogui veikti beveik 3 nakties žymę. Dabar žinoma mūsų. Aš iš karto labai apgailestauju, jeigu kažkuriuose vietose šito vlogo bus blogas garsas. Nepykit, mes pirmą kartą šitus maikus naudojam. Main character. Aš jaučiuosi, kad aš tuoj užmigsiu, nes dabar yra 3 valanda ryto. Tai aš tiesiog apibėgsiu kokius 4 ratus aplink džimą. Wow, mergytė iš tikrųjų moka skaičiuoti. Nu ką, prasibudinai? Aš jaučiuosi, Žinai, ką aš tau galiu duoti, kad tavo organizmas dirbtų? man sušaldė gerklę džimo vanduo Gym Plusas, jeigu žiūrit šitą. Prašau, kažkaip padarykit, kad vanduo iš kranelio būtų šiltesnis. Man gerklytė skauda, alio. Pa, 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 pa. Nu, turėtų būti gerai. Aš žinau. Naujas hairstylas. Dabar darysime lat pull downus. Tad saulę paskleiski man savo šilumą, savo juodą vėl, švieski man vėl, sušildyk rūkojų astai nuostabių. Vėl, švieski man vėl, sušildyk tamsią naktį, tą juodą naktį. Vėl, švieski man vėl, pripildyk žemę džiaugsmo dainos. Vėl, švieski man vėl, dainoj sugrįžta laimė, dainoj sugrįžta. Gal negirdi, ką ošia miškai, gal nematai, ką moja beržai. Na, tiesą pasakius, aš neįsivaizduoju, kas man dar liko daryti, o šiuo metu jau yra... Kiek valandų? Rausiai. Atrodo, aš tik save filmau. Gerbiamoji, kokia jūsų savijauta? Aš jau miego noriu. Aš niekada, man atrodo, nebeisiu naktį. Aš darau rausus čia, o Vilija nuėjo biški toliau. Aš galiu parodyti, bet jinai irgi daro rausus, tiesiog kitokią variaciją. Vilija, matosi background'e? Nu, žodžiu, aš pradėjau ją filmuoti ir jinai tiesiog nustojo daryti, tai kitą kartą, kai darys, aš nufilmuosiu. Kai pagausiu laimės paukštę, tai aš jos pareikalausiu, kad surastų į tave. Bus gyvenimas kaip rojus, bus jis toks, kokio aš noriu ir laivėksiu pragare. Oi, kiek daug berniukų nori, mano saldainiukų nori, su manim pažaisti, žaisti. O la la, paupytė, šypsomės mes kaip lėlytės ir viliojam jos visus ateiti. Straight arm pull down. Ok, jo, darysim dabar šitą. O kodėl tu su šito darai? Ai, tu nori plačių liatsų? Sveiki atvykę į kasmetinę nugaros treniruotės laidą. Taigi šiuo metu ši mergina daro
straight arm pull downs. Arba lietuviškas vertinys tiesių rankų traukimas žemyn. Gerai, šiaip baisiai per lengva buvo. Man atrodo, reikia daugiau svorio. Gerai, dabar mano eilė. Šitas džimas biški nasty, nes, tipo, mano rankos visos rudos. Aš nežinau, kaip parodyti. Čia, va, matosi, yra raudona ir aš bijau, kad čia yra kraujas kažkieno kito. Nes pas mane niekur nebėgo kraujas. O, bet kažkas, tipo, kažkas ant tiek iki failure pushino, kad, tipo, iki tiek. Tai sfera kažkokia, sakykime, karjeros kryptis ar dar kitokia. Man vis dar baisiai įdomu, kas čia per aparatas. Jeigu kažkas žino, kaip naudoti šitą aparatą, prašau, parašykite į komentarus, aš paskaitysiu ir pabandysiu kažką su juo padaryti. Man baisiai įdomu. Žodžiu, baigiame pratimą ir dabar eisim daryti kardio. Stairmasterį. Mane pražudysi. Aš? O dabar Ar tu bandysim. esi ėjus šiandien Stairmaster? Ne, aš nesu čia ėjus. Aha. Bet man atrodo tiesiog žalias. O, veikia. O, aš mačiau, kad ten rautytų. Nulal, mūsų aparatūra iškrito. Aš žiauriai nenoriu 16 aukštą lipti. Man atrodo, jeigu aš esu teisi, tai televizijos bokštas. Na, iš tiesų varginanti patirtis. Tačiau dabar dėja smirdėsim. Bet bent jau mes televizijos bokšte. Galimai. Galimai. Turbūt potencialiai. Aš 19 aukšte, tai galbūt ir televizijos bokšte. Mes jau sugrįžom namo. Dabar yra 5 ryto. 5:20 tiksliau. Na taip. Tai mes eisim miegot. Ir aš tikiuosi, kad jums patiko mūsų video. Jeigu patiko, paspauskit laiką, pasubscribinkit, pakomentuokit. Ir viso gero. Dabar tik išdarom.